čia dabar? Nesąmonė. Visiškai. Tu neturi bauginti jų, Bet tu turi juos informuoti. informuoti ir ruošti. Pristabdykit, nespaminkit, nešiukšlinkit, netriukšmaukit ir prisimkit atsakomybę už tai, ką jūs skelbėt. Tavo rūpestis pirmiausia turi būti skirtas savo šaliai. Kaukę užsidėk pirmiausia savo, o paskui jau dėk šalia esančiam. Nu, fantastika. Taip, sveiki visi susirinkę į naująjį Atlantų balkono podcastą. Ir šiandieną studijoje mes turime svečią, kurio, manau, neįmanoma sutalpinti į kažkokią tai vieną rėmą. Viena vertus tai yra universiteto dėstytoja, kuri ugdo ir formuoja naują kartą. Kita vertus tai yra karo žurnalistė, kuri dažnai apsilanko fronto pakraštyje. Aš kalbu būtent apie Mildą Matulaitytę Feldhausen. Sveiki. Sveiki, ačiū už tokį gražų pristatymą. Dar galima pridėti ir žinių radio laidų vedėją, žodžiu, viso. Ir norėjau paklausti, kaip jūs save pristatytumėt. Taip, kad, kaip jūs norėtumėt, kad žmonės žinotų? Dar ir autorę galima pridėti, bet žodžiu, čia visko pačiai pirmai pradžiai užtenka. Toks kaip mini interpas gerai, ar ne? Tikrai taip. Taip, tai žodžiu, jūs pati save pristatytumėte dar kaip ir radio laidų vedėja, autorė, žurnalistė, kaip dar? Karo žurnalistė Karo vis dėlto žurnalistė. turbūt pačioj pirmiausia, o toliau be abejo Vilnius Tech lektorė. Vau, nuostabus universiteto pasirinkimas, galiu pasakyti. Tikrai taip, tikrai taip. Tikrai taip. Gerai, aš žinokit, tiek daug ieškojau informacijos apie jūs ir vis galvojau, ko čia labiausiai paklausti apie jūs, kas būtų ne tik man, bet galbūt ir mūsų žiūrovam įdomiausia sužinoti. Tai, manau, pradėkim gal nuo pačių pradžių. Kaip jūs apskritai atradot žurnalistiką, pavyzdžiui, pirmoje vietoje? Ar jūs visą laiką traukia būtent, nežinau, kiti žmonės, įvykiai, rašymas, komunikacija, ar tai buvo galbūt vėliau gyvenime atrasta tokia? O geras klausimas, kuriam visai nebuvau pasiruošus, nes tikrai taip, nes kažkaip gyvenimas yra toksai daugiasluoksnis ir įvairialypis, kad kartais, tu atsiduri kažkur, paskui jau gal net ir pats nelabai atsimeni, kaip tu ten atsidūrei. Tai aš iš pradžių atsidūriau tikrai ne žurnalistikoje, aš atsidūriau komunikacijoje. Aš studijavau komunikacijos mokslus Vilniaus universitete. Tada nutiko taip, kad aš laimėjau Šveicarijos stipendiją ir aš išvykau į Šveicariją. O va ten jau atradau žurnalistiką, bet vėlgi iki žurnalistikos, nuo šito mano pasakojimo pradžios iki žurnalistikos dar labai ilgas kelias, taip kad dar daug klausimų galit uždavinėti. Tai man dabar kyla dar klausimas, kaip jūs į tą dėstytojavimo kelią nuėjot? Kuriuo metu gyvenimas pasakė, gyvenimas yra gyvenimas ir įmetė jūs į šitą katilą? O labai juokingas klausimas, nes matyt, obuolys nuo obels netoli rieda, mano visa aplinka buvo universiteto dėstytojai ir staiga, sakau, kai aš jau pradėjau kurti savo gyvenimą Lietuvoje, čia netikėtai atėjo toks pasiūlymas, nors aš jau buvau, kažkuriuo momentu buvau labai nuliūdus, kad galvoju, mano svajonė būti dėstytoja taip niekada neišsipildys. Ir nuplaukė, bet aš sakau, nes aš atėjus iš tikrųjų iš akademinės aplinkos ir aš žinau, kai aš buvau maža, tai man atrodė, kad visi yra dėstytojai, nes tiesiog aplinkoj visi tai buvo. Tai čia vėlgi gyvenimas taip sumetė ir sudėliojo. Ir gavosi svajonė visgi išsipildė. Svajonė išsipildė ir su kaupu. Bet man tada dar kitas klausimas. Man čia sukasi smegenys, procesuoja, žodžiu, viską. Jūs dėstytojaujat. Tais pačiais metais galit ir būti dėstytojas vietoj, ir karo žurnalistės vietoj fronte.
Kaip studentai jūs reaguoja? Jie vis tiek tikriausiai žino apie tai, apie jūsų darbus, apie jūsų išvykimą į Ukrainą. Ar jie žiūri kažkaip kitaip, galbūt jie drausmingesni klasėje, auditorijoje, ar jie žiūri, ai, ką čia ta dėstytoja vėl nesąmonė šneka sausą teoriją. Kaip su studentais? Nežinau, žinokit, negaliu, čia jau reikėtų klausti mano Studentų. studentų, dėl to, kad, na, aš dėstau visiškai nutolusius dalykus nuo karo, tai yra Mhm. socialiniai tinklai, yra elektroninė komunikacija, yra skaitmeninė komunikacija ir aš, kaip sakiau, aš karo tikrai Nekiša. niekam Taip, nekišu taip. ir aš net nežinau, ar dauguma kartais, žinoma, kažkokiam galbūt fone ar kontekste, kur Taip. tinkamas užsimeni, bet tikrai, na, nesu iš tų, kur vat žiūrėkit, žiūrėkit. Žiūrėkit į mane, aš čia su Jo, krizu, aš einu, aš jo. darau. Bet aš galvoju, tai visai galbūt neblogas kontrastas gaunasi, toksai biški palaikyti tas smegenis tokias sveikas. Truputėlį dabar mes visiškai vienom temom kalbam, truputėlį visai kitom temom kalbam, čia dabar vienokia aplinka, kitokia aplinka. Tai aš manyčiau, kad tai galbūt toksai tobulas balansas netgi tarp tų dviejų absoliučiai skirtingų pasaulių jūsų gyvenime. Galbūt. Reikia tikėtis, reikia tikėtis. Minėjot, kad į karo tą žurnalistiką vis tiek tai yra tokia esminė vieta, kur jūs žurnalistikoje dirbat. A, Pradėjote labiau su tais straipsniais, kada prasidėjo karas Ukrainai, va būtent šiuo metu, ne 2014 metais. Ar tai buvo toksai, kad jums šokas didžiulis skausmas dėl kitų žmonių ir dėl to jūs pradėjote taip rūpintis Ukraina, žurnalistika būtent toje sferoje, ar kas būtent pastumėjo į tai? Pirmiausia, reikia suprasti, na, tai yra ir asmeninė istorija. Mhm. Aš tuo metu apie 20-uosius metus, tai buvo čia mano asmeninių šeimos įvairiausių įvykių, mirė mano teta, mirė mano mama. Ir tuomet man teko atsidurti jau Lietuvoje. Ir kai aš atsidūriau Lietuvoje, aš supratau, kad, na, mano misija yra čia, ne ten. Mhm. Ten yra labai patogu gyventi, ten yra labai gražu gyventi, ten yra labai fantastiškai smagu gyventi. Bet ten aš niekada nebūsiu savo šeimininkė. Ir po truputį aš pradėjau galvoti, kad vis dėlto mano vieta yra čia. Žinoma, aš kaip visada sakau, mano širdis jau matyt bus visada padalinta į Mhm. dvi dalis ir Šveicarijos ir dalis Šveicarijai, dalis Lietuvai. Bet taip aš ir po truputį likau, aš negaliu sakyti, kad aš iš tikrųjų susikroviau lagaminus vieną dieną, Mhm. vat Viskas, ačiū, 17:30 išvažiuoju. aš išvažiuoju. Ne, tikrai viskas vyko palaipsniui. Ir tuomet, kai nutiko karas, kai prasidėjo plataus masto karas, aš jau buvau Lietuvoje, Mhm. jau pradėjau mąstyti, kad aš turiu kurti savo gyvenimą, kad aš noriu kurti savo gyvenimą čia. Ir, na, tie įvykiai įtraukė. Ir pirmiausia, tai suprantama yra rūpestis savo šalimi. Nesvarbu, kad tu važiuoji į kitą šalį, tu turi rūpintis tavo rūpestis pirmiausia turi būti skirtas savo Mhm. šaliai. Tai yra čia tas pats, kaip na, turbūt klasikiškesnio pavyzdžio negali rasti. Taip. Kaukę užsidėk pirmiausia sau, o Tada paskui greta jau esančiam. dėk šalia esančiam. Tai vat aš tą patį šiandien kaip tik atvykau pas jus iš laidos, turėjau vieną karį, su kuriuo šnekėjom būtent apie rūpestį kitų šalių kariais, tai yra kalbėjom apie rūpestį Ukrainos kariais. Ir aš vėlgi sakiau, kad, na, pirmiausia, mes turim besirūpindami ten rūpintis savimi. Kitaip Mhm. ateis kažkuriuo momentu kažkuris lūžio taškas, kur pasakysim, žiūrėkit, mes neturim nieko, mes atidavėm viską. Mhm. Mes atidavėm ir aš nešneku apie buitinius dalykus, aš nešneku apie materialius dalykus, aš nešneku apie techniką, bet aš šneku apie emocionalius dalykus, aš šneku apie mentalius dalykus. Mano Mhm. ketvirti metai kare parodė, na, aš labai sudėtingai jau į ketvirtus metus pradėjau eiti per savo emocijas, mūsų niekas nemokė, kaip su tuo Taip. apsieiti. Aš viena vertus esu ten, aš esu visai šalia savo vyrų, aš juos lydžiu į karščiausius taškus.
Kita vertus aš grįžtu į čia ir man reikia persiorientuoti į gyvenimą čia. Atrodo persiformuoti Man visiškai. reikia taip, bet aš dar nepamirškim, aš turiu dar Šveicariją, kur dar trečiaip viskas vyksta ir tas toksai, tu negali išsidraskyti savęs į tuos, tu esi žmogus, kuris patyrei tą, bet grįžai čia ir čia nelabai kažkam įdomu ir tada važiuoji į ten, kur išvis niekam neįdomu. Na, čia taip jau piktybiškai pasakius, žinoma, negalima apibendrinti to viso. Ir tada tu turi labai gerai suprasti, dėl ko tu tai darai. Ir aš labai gerai žinau, aš darau dėl to, kad, na, už 30 kilometrų mes sėdim čia labai gražioj vietoj, labai labai susikūrę fantastiškai nuostabią šalį, patogią šalį, komfortabilią šalį, turtingą šalį, labai turtingą šalį. Ir mes kartais pamirštam, kad vis dėlto priešas sėdi vos už Visai šalia. 30 kilometrų nuo mūsų. Ir vat visa šita misija yra tas to žurnalizmo, būtent priminti, kad viena vertus vyksta dalykai ten, kurie labai greitai gali persikelti į čia. Taip. Mes nenorim išeiti, mes nenorim, kad taip nutiktų, mes tiesiog nenorim, labai infantiliai, labai primityviai tas skamba. Mes nenorim, nes mes nenorim išeiti iš savo komforto zonos, mes nenorim, kad ta mūsų šalis Mum ir sugriūtų, dabar gerai, kam čia kad dabar taip, atvesti pavojų. bet kita vertus, na, sakykim, tas pavojus jisai realus, aš tam pavojuje būnu kas antrą, kas trečią mėnesį. Ir, sakykim, yra toks, aš dabar girdėjau kelis kartus, yra keista nuostata, kad, tarkim, su moksleiviais apie karą kalbėti negalima, su studentais apie karą kalbėti negalima. Ir tada tu savęs klausi, aš labai atsiprašau, bet aš noriu pasakyti šitą žodį, bet tu savo sakai, blemba. Nu, mes gyvenam eina ketvirti plataus masto karo metai. Nes mes negalim kalbėti, nes mes juos įbauginsim. Bet tai tu turi kai priešas, tu neturi bauginti jų, Bet tu turi juos informuoti. informuoti ir ruošti. Tu neturi bauginti, nes mes labiau norim bauginti negu informuoti. Bet mes turim informuoti, žiūrėk, tu turi išmokti tą, o jeigu bus taip, ką tu Kaip darysi, reaguot, kaip elgtis toje taip, situacijoje. taip, o ką tu darysi, vat studentui, o ką tu darysi, jeigu sutriks eilinį kartą bitės, Tele2 ar dar kažkoks mobilus tinklas. Ir tai nėra iš kažkur ištrauktas pavyzdys, tai jau nutiko, Taip. tai jau vyksta. O ką tu darysi, jeigu tu turi mažų vaikų ir rimtesnės situacijos ir panašiai. Tai čia va tas toksai, sakau, grįžtant prie klausimo, viską pirmiausia tu turi daryti dėl savo šalies, kad padėtum dėl savęs, dėl savo šalies, kad galėtum padėti ten. Bet grįžtant prie pradžios ir mano to klausimo, kaip jūs įsitraukėte tą būtent karo žurnalistiką, kaip atrodė pats įsiliejimas į tai? Ar buvo taip, kad va, jūs, kai nusprendėt, sakėt, kad reikia pirmiausia daryti dėl savęs, dėl mūsų šalies, padėti kitam, kad mes būtumėm saugesni, kad mes būtumėm pasiruošę tam, ar jūs trenkė daiktus, sakėt, aš važiuoju į Ukrainą jiem padėti, ar jūs rašėt straipsnį iš pradžių kažkur, kaip atrodė tas įvažiavimas į tą patį darbą? Oi, labai organiškai, labai organiškai, be jokių, netgi labai geras klausimas, nes kartais manęs paklausia, o kaip tu atsidūrei savo pulke, tai čia aš vėl atidarysiu skliaustus, kuriuos, jeigu pamiršiu uždaryti, jūs man priminkit, aš turiu savo 210 atskirąjį šturmo pulką ten, kurį aš lydžiu jau 4 metus ir manęs klausia to pačio klausimo, ką klausėt jūs, o kaip tu atsidūrei jame. Ir aš sakau, oi, aš net nebežinau, man atrodo, kad tas taip yra natūralu, kad aš jame visada buvau, bet iš tikrųjų aš kažkada karo ne pirmaisiais mėnesiais, bet praėjus keliem mėnesiam taip nutiko, kad kažkas ieškojo vairuotojo vežti automobilius, aš pasisiūliau.
Taip nutiko, kad tas pulkas buvo vieno mano draugo pulkas ir Mhm. aš likau nakvoti ten kelias naktis. Aš su portalu Delfi mes apsišnekėjom, kokią medžiagą aš galėčiau, ką aš galėčiau parvežti iš Taip, ten, ką ką papasakoti, kuo papasakoti, ką pasidalint. perduoti, kokį interviu padaryt. Va taip ir viskas Mhm. po truputį nutiko, bet viskas tikrai nutiko Natūraliai. organiškai, natūraliai ir atrodo, kad visada ten buvau ir kad visada viską va taip Bet kai dariau. taip viskas natūraliai einas, atrodo, aš manau, galiu teigti, kad vadinasi, kaip ir esate labai savoje vietoje ir savose rogėse. Kaip būna, nes jeigu eitumėt ir darytumėt viską ir atrodytų vos ne prieš srovę eini, prieš srovę darai, tada galbūt reikėtų galvoti, ar tikrai aš ten esu ir ar aš tikrai tą darau, ką reikia man daryti. Tai Tikrai, aš manyčiau, kad tikrai esate ten, kur turite būti. man irgi taip atrodo, kad Ir tikrai ten. Ir va, kaip tik va turiu klausimą, sakėt, kad jūs klausėt, ką galit sakyti, ką galit pasakoti. Ar yra labai varžoma, kaip ir ką jūs galit perteikti, būtent iš to, ką jūs matėte ir ką jūs patyrėte? Taip, labai, labai aš, visi tie, kurie rašo, kurie vyksta į Ukrainą, visi žino, na, yra labai ypač dabar pastaruoju metu yra labai apribota informacijos Mhm. pateikimas. Ir netgi, sakykime, tie, kurie mane seka socialinėme viename ar kitame tinkle, jie mato, kad, na, pas mane tinkluose yra mano paskyrose yra labai mažai informacijos, nes sakykim, lyginant su pernai metais, jinai yra labai apribota, yra labai imamasi apsaugos priemonių, nes priešas yra be galo budrus, Mhm. priešas stebi tai, kas mums atrodo nereikšminga, ar ten net ko mes galim nepastebėti, sakykim, kokiu nors elektros Taip. tinklų, ypač man kaip civiliui, aš galiu net nepagalvot, na, stovi Ir kas stulpas, apie tai? kuris gali tapti lemiamas mano kariams. Mhm. Kita vertus vėlgi yra labai dažnai rekomenduojama, kad, na, skelbti ypač jautresnę informaciją po kurio laiko, tai yra po kelių dienų, po savaitės ir panašūs dalykai. Yra visokiausių dalykų, yra ne tik gerų dalykų, na, karas yra karas, karas yra Mhm. baisus dalykas, kuris iškelia, žinoma, viską į paviršių, bet yra supratimas, kad apie daugelį dalykų bus galima kalbėti tik po karo. Taip. Tai čia Atskleisti tokias taip, kortas, kas taip, buvo, kaip taip, taip. buvo. O kaip pavyzdžiui, jūs kaip vis tiek turit be galo didelį išsilavinimą ir patirtį tiek žurnalistikoje, tiek jau su to pačia komunikacija ir taip toliau. Kaip pavyzdžiui reikia skelbti informaciją apie karą, apie tokią jautrią ir skausmingą temą, kad žmonių nebauginti, kaip ir pirmai kalbėjome, jog negali pasakoti vaikam, negali pasakoti suaugusiems, sakau, studentam, nes baugini asmenis. Tai kaip tada, tarkim, jūs iš patirties, kaip jūs perduodat tą informaciją, kad nebūtų bauginimas, bet kad tu informuotum? Mano, matot, dar ir rašymo stilius yra trupučiuką kitoks. Aš rašau labiau apie savo, taip kaip aš juos vadinu, savo vyrų, savo Mhm. karių kasdienybę. Nes vėlgi mes ką dažniausiai matom socialiniuose tinkluose. Mes matom kokius nors rinkliavas automobiliams, Taip. ane? Kažkas nuvežė tuos automobilius, kažkas kažkam perdavė, kažkas kažką padarė ir panašūs dalykai. Mes matom šokančius ten ar dainuojančius karius ir panašiai. Ir mano rašymas, jisai yra skirtas būtent mano kariams, Mhm. mano karių kasdienybei, kiek aš ją galiu parodyt, tiek aš ją stengiuosi aprašyti, kad, na, parodyti, kad tai yra žmonės, kad tai nėra, aš niekada, va, už mūsų Atlantai. stovi atlantai, tai mes labai norim matyti ir mano karius kaip būtent šituos Mhm. atlantus ir aš labai stengiuosi savo karių niekuomet nevadinti didvyriais, niekuomet nevadinti herojais ar ten dar kažkuo. Todėl kad kodėl? Na, pasižiūrėkim į tą patį Atlantą. Jam ko reikia?
jam nieko nereikia, jis stovi ir stovi. Jam, Taip. negi jūs dabar pagalvosit, kad jam vat šalta stovėt. Tai, nu, tikrai ne, ar nepagalvosit, kad jis nori, Nepatogu, jau jam, gal pailsėt norėtum. nu, gal nepatogu, tai aš dar ir pagalvočiau, kad nepatogu. Bet jūs dabar nesusimąstysit jam, kad vat, jis už kokios valandos norėtų picos. Nu, ta prasme, būtų absurdas. Ir kai mes tos mano karius, ar nesvarbu visus karius, juos padarom tais atlantais, tais didvyriais, ane, mes pradedam suprasti, kad, nu, jiems nieko nereikia, jiems nieko neskauda, jiems nešalta, jiems nešlapia stovėti, jiems nereikia picos, jiems dar kažko. Neturi šeimos, Jie neturi savo rūpesčių. Taip, jie neturi savo rūpesčių, o jie turi viską, jie turi šeimas, jie turi vaikus, kažkieno vaikas neįstojo į universitetą, kažkieno tėčiui nupjovė koją dėl ligos, kažkieno mama serga ir negali išeiti į lauką, nes jinai nepakelia saulės, kažkam yra didžiulės problemos su bankais ir panašus dalykai. Tai vat aš bandau tą parodyti, kad tai yra žmonės, kaip aš ir tu, ir nes mes padarydami juos atlantais, mes labai supaprastinam visą tą situaciją. Jie ten savo, tegu vyksta, jų reikalas, jie viską iškęs ir jie viską atlaikys. Tai čia aš sakiau, kad atidarau skliaustus, bet jau dabar nebeatsimenu, kur. Tai jau ir klausiu, kaip nebauginti, bet informuoti. Kaip nebauginti, o informuoti. Tai čia aš būčiau linkus apversti tą klausimą. Nes dauguma rašančiųjų, yra dalis, kurie mes suprantam, kurie specialiai to siekia įbauginti, skaldyti visuomenę. Tai čia yra tavo asmeninis reikalas. Žiūrėk, tu turi socialinius tinklus, ane? Tu turi vyksta 4 metai. Jau yra daugybė, gausybė patikrintų rašančių žmonių. Tai tu atsirink, šitas autorius man tinka, šitas man netinka, o šitas netinka kodėl? O jis buvo ten, o jis matė, o kokiais šaltiniais jis remiasi, kodėl jisai taip rašo, koks jo yra tikslas ir panašus dalykai. Ir labai aš siūlyčiau užsimti, tas bauginimas vyksta dėl to, kad mes nesilaikom higienos. Nes, kaip mes einam valytis dantų, taip mes turėtume, ar einam po dušu ir panašiai, taip mes turėtume tos higienos laikytis ir čia. Sau pasakyti, žiūrėk, galbūt aš šiandien nebegaliu, gal man būt per daug tos informacijos ir galbūt aš šiandien esu tiesiog pervargęs ir mane viskas baugina, mane baugina oras, kuris baisus, mane baugina, kad čia tuoj bus tas, čia tuoj bus anas. Išimti ir dažniau išimti save iš tos situacijos. Ir tas bus tada tau nereikės kaltinti, kad tave kažkas baugina. Čia gąsdina specialiai. Jo, specialiai. Nes ir tu pasirink, kuo tu pasitikėsi. Tu turi pasitikėti institucijom. Tai dabar jeigu tu nepasitiki niekuo, tu nepasitiki Lietuvos kariuomenė, nes Lietuvos kariuomenė ten tą. Arba šiandien tu pasitiki Lietuvos kariuomenė, o rytoj jau nebepasitiki. Tai tu pradėk galvoti apie save. Žiūrėk, ar čia yra brandumo požiūris, ką aš čia išdirbinėju, ar čia yra, kur vėjas papūtė, ten aš ir... Visi gaunasi kalti, visi blogi, tai ne, aš iš vienas protingas, vienas teisingas. Tai tu nuspręsk, aš nepasitikiu policiją, nes, atsakyk savo į klausimą, kodėl. Ne todėl, kad teta Onutė sakė, ar Petrui nepatinka, bet tu savo atsakyk. Tu pasižiūrėk, gerai, yra kariuomenė. Aš kariuomenę tada pasitikiu, bet jau jeigu aš pasitikiu, tai aš pasitikiu, o nesiubuoju, kaip žinai, ten tas nendrelė, jo, arba, nes čia tas arba yra mūsų dar nebrandžios, mūsų dar tokios labai tos
jaunos visuomenės požymis. Nes, nu, ta prasme, mes jau turim bandyti suaugti. Taip, 36 metai valstybei, visuomeniai nėra daug, bet esam tvirta vakarų valstybė. Tai Mhm. ir elkimės kaip vakarų valstybė, Laikas tą stuburą o tokį ne ilgą taip, turėt. o ne arba. Čia man Mhm. šiandien patiko, o rytoj jau nebemyliu. O dabar aš klausiu apie tuos bauginimus ir apie straipsnių rašymus. Man visgi kyla klausimai, kaip yra pačiam tam fronte, koks yra jausmas, ką reiškia būti su tais kariais, kaip ten atrodo pasaulis. Aš nežinau, aš negaliu atsakyt, nežinau, ką tas reiškia ir aš paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad karas yra, dar sykį pakartosiu, karas yra baisus dalykas. Taip. Ir mes nesam profesionalai, kurie žinom, kaip su tuo Mhm. karu apsieiti. Mano vyrai nėra profesionalai, mano vyrai yra tapę vadybininkas, plytelių klojėjas, galbūt operatorius, galbūt laidų vedėja kariais per vieną dieną, kam labiau pasisekė per savaitę, galbūt per mėnesį. Ir mes nesam tam paruošti, nes profesionalių karių praktiškai, labai mažai liko. Mhm. Ir tai, kaip ten atrodo, ką aš ten jaučiu, aš nežinau, nes tai, kaip tu būni ten, tau viskas atrodo natūralu. Na, krenta bombos, jos ir krenta, nes, Taip, natūralu, karas. nes karas. Vyksta, sprogsta artilerija, ar ten tu važiuoji, ar tu ten kažką, taip, yra baisu, bet viskas, tu mobilizuoji savo ir fizines jėgas, ir galvoje mobilizuojies, o paskui parvažiavęs čia, tu neturi laiko tam perdirbti, Mhm. nes tu neturi su kuo perdirbti. Taip. Mes neturim gausybės karo psichologų, kurie yra paruošti tam Su kuo ir išsikalbėti, kas tau padėtų. taip, ir kur tai man pavyzdžiui, iš tikrųjų, labai pasisekė, aš esu kviečiama labai daug važiuoti į Lietuvos karinius dalinius ir aš ten galiu šnekėti su tais žmonėmis, kurie mane Supranta. supranta. Nes su civiliais kalbėti apie karą tai yra labai juokingas momentas. Civiliai, aš tarp kitko, kad čia būtų irgi aišku, aš nesu iš tų, kurie eina ir lenda su savo karu, Mhm. o tu žinai, aš ten buvau, tu manęs išklausyk. Mhm. Aš manau, kad tai yra, mano misija, mano dalykas, mano važiavimas. Duoklę aš atiduodu rašydama, bet aš, Kiekvienam jūs nekiši į smegenis. sutikus, aš neateisiu ir nepasakosiu. Tu žinok, vaikeli, tai čia vat, o aš tai ką mačiau. Bet būna manęs paklausia civiliai apie karą, kaip ten kas. Ir labai įdomus momentas, kad jie paklausė, tada po sakinio ar dviejų jie mane pertraukė ir man pradeda aiškinti apie karą. Mhm. Bet tai tu, Mildute, suprask, čiagi karas. Arba tu, Mildute, suprask, Aš telegrame mačiau, kad čiagi ten iš tikro. Ukraina. Ir tada tu pradedi galvot, o tai Tai čia aš buvau. tai jeigu ir man tai visada aš esu kažkam ir pasakius, o gerai, kad pasakei, žinai, nebūčiau pagalvojus. Jo. Nes, tai vat, kaip ten atrodo viskas baisiai, atrodo, kartais tu važiuoji ir tu net nesupranti, ką tu matai, nes kartais viskas taip baisu, kad tau atrodo, yra man buvę keli atvejai, kai man atrodo, kad čia tiesiog yra filmas Nerealybė, ir nerealybė. smegenys nesuprocesuoja viso to, ne? Ir kai aš nuvažiavau pirmą kartą į Charkivą, į labiausiai sugriautą tą rajoną, tai Mhm. aš pagavau save mąstant, kad tai yra
žiauriai gerai padaryti filmo užkulisiai. Mhm. Ir aš suprantu, kad aš skambu kaip beprotė ir Taip. net sau galvoje, bet tu net nesugebi jau to aprėpti viso to baisumo. Ir paskui, nu, jis kartais tampa savaime suprantamas, kartais vėl palenda po oda. Visaip, aš net negaliu pasakyt, Mhm. kad yra, Taip na, šokinėja taip, aukštyn taip, žemyn. taip, taip, O taip. nėra taip, kad vis tiek buvote Ukrainoje ne kartą, ne du ir ne tris? Ar nėra taip, kad su kiekvienu kartu ten grįžus tampa truputėlį paprasčiau, vos ne jau, kad aš buvau, aš žinau, ko tikėtis, ar kiekvienas kartas vis kitoks, vis iš naujo suėma širdį, iš naujo trenkia, atrodo per smegenis ir Iš taip. naujo trenkia, tikrai iš naujo trenkia, ypač trenkia tuo metu, kai tu sužinai, kad ten tų vietų, kur sakykim, tu gyvenai ilgą laiką, kad Mhm. tų vietų nebėra, kad ten jau priešas vaikšto. Ir man vat pernai taip nutiko, kai man vyrai pasakė, kad tų vietų aš visada gyvendavau kontroliniam stebėjimo punkte, čia yra arčiausiai ką fronto Mhm. galima rasti. Ir kažkaip buvo įprasta, kad į ten grįžti vos ne kaip grįžti vos ne kaip į namus. Mhm. Ir kai aš sužinojau, kad to nebeliko, man buvo, va tada buvo didžiulis lūžis ir didžiulis šokas, nes man atrodė, man staiga toks jausmas apėmė, kad priešo va tie purvini batai vaikšto mano namuose. Taip. Kita vertus, karas labai keičiasi ir tu negali pasiruošti, kad aš jau mačiau tą ir dabar aš jau, nu, kitą kartą irgi Mhm. bus taip pat, nes vis tiek, sakykim, jeigu pernai man būnant Donbase, labiausiai turbūt baisiausia buvo, o gal ir ne baisiausia, nežinau, čia toks irgi nelabai prasmingas apibūdinimas. Sakykim, mes turėjom tokį kaip ir jau pastebėjom, kad yra toks kaip ir grafikas, kuomet krenta bombos, Mhm. ane? Nu, tai tu jau lyg tai mentaliai esi Pasiruošęs tam. pasiruošęs tų bombų kritimui. Tada ten pastebėjom, kad dar kažkas darosi pagal tam tikrą kažkokį lyg ir, sakau, čia negali Mhm. vadinti grafiko, bet kažkoks lyg tai dėsningumas yra. Būdavo dronai. Tai vėlgi išmokom apsieiti, kaip apsieiti su tais dronais. Tai šiemet, kai aš su vyrais buvau Kursko kryptimi, ten buvo praktiškai vien dronų karas ir ten buvo taip kraupu, kad aš grįžus iš Kursko, man atrodė, kad aš grįžau pirmą kartą iš karo Mhm. ir aš apie karą išvis Nieko nieko nežinojau. neišmanau. Ir aš sakau, tai o toliau kada kas mane pasivys mano galvoje, tai čia irgi Neaišku, klausimas neaišku. tiktai. Taip. Mhm. O jūs visą laiką minite ir šiandien ir kitose savo interviu ir straipsniuose, kur rašėte mano vyrai, mano kariai, mano. Aš turiu tokį klausimą, ką reiškia tie mano vyrai? Aš suprantu, kad tai yra pulkas, su kuriuo jūs būna Taip. dažniausiai, ar ne? Bet kodėl mano vyrai? O todėl, kad čia tas pats yra, kaip ir aš visą laiką kalbu apie mano kariuomenę Mhm. ir kartais heiteriai ar nemėgėjai ateina ir maždaug, oi, kaip faina, kokia tu generolė, kad turi Kad savo čia tiek vyrų jo, turi. ne, kad turi savo kariuomenę. Ir tas mano yra labai svarbus emociniam ryšiui Mhm. sukurti. Kai aš pirmą kartą su savo tuometiniu bataliono vadu kalbėjau apie, kažkaip sakau, vat, nu, mano kariai gal pasakiau ir aš išsigandau. Mhm. Ir jis pamatė ir sako, tu tik kalbėk, kad čia Sakyk. tu, sakau, bet tai tu supranti, kaip čia skamba, ta prasme, aš nei Taip. kariškė, nei ką. Jis sako, aš tau ne tik, kad leidžiu, nes aš atsiklausiau jo, Mhm. ar jis leidžia man kalbėti Taip. apie juos kaip apie savo karius. Ir jisai sako, aš tau ne tik leidžiu, bet ir prašau, kad kalbėk apie mano. Nes kai aš kalbu apie Mhm. mano,
jūs juos kitaip matot, Taip. negu vat labai geras, labai tiesiog, nu, tobulas mums Taiklus. šiandien taiklus paveikslas už nugaros. Nes jeigu aš kalbėčiau apie karius šiaip, Tiesiog. jie jums būtų lygiai taip pat kaip Taip. tie titanai. Bet jūs dabar aš tuos karius sakydama, įvardindama kaip mano, trupučiuką arčiau prie savęs. jūsų Taip. prie jūsų atnešiau. Lygiai Taip. taip pat aš tą bandau padaryti ir skaitytojui, ir klausytojui, kad Mhm. tai yra, na, iš tikrųjų mūsų kariai. Viena vertus mūsų kariai Lietuvoje čia mūsų Mhm. kariuomenė, kita vertus ten, nes, na, vėlgi grįžtam prie tų pačių titanų, ten kažkokie kariai Taip. kažkur kariauja kažkokiam kare. Taip. Suprantat? Niekam Tai čia neįdomu tada, taip, neaktuali man tikrai informacija. taip. Ir Aš dar sakyčiau, galbūt tas mano kariai, mano vyrai ir įvardinimas tokios abipusės pagarbos didžiulės vieni kitiem, ar ne? Tokio ryšio, kad vis taip, tiek jūs kartu einate per tą visą siaubą, tikrai kartu einate taip, per tą purvą vienaip ar kitaip. tikrai taip. Wow. Kalbėjimas apie tą karą, apie tą galimybę, kad nu, tai Lietuvai yra tikrai labai realus dalykas, niekada negalim žinot, kas bus rytoj, kas bus po mėnesio, kas po metų ar 15 metų, bet tai vis tiek yra tokia pakankamai artima grėsmė mum, ar ne, karas. Kaip Jūs manote dabar jaunimas, mano metų žmonės, galbūt už mane vyresni, jaunesni vyrai, moteris, nesvarbu, ar mes esame pakankamai pilietiški, patriotiški, kad mes eitumėm ginti Lietuvos? Nes, pavyzdžiui, mano tėvų karta, senelių karta, jie visi patriotai. Tikrai, sakykime, ką norime, ir partizanai, ir kada sovietai buvo, tikrai labai visi vieni už kitus ėjo. Ar mes jaunimas, kurie nematė to, galbūt ir dabar ne visi suprantame apie tą grėsmę ir apie realybę tokią karo, ar mes turime tokių jaunų žmonių? Žinoma, kad turime. Tik tai aš siūlyčiau labai padaryti vieną aiškią takoskyrą. Aš siūlyčiau mažiau kalbėti apie patriotizmą Mhm. ir daugiau kalbėti apie pilietiškumą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūsų būtent klausimo pradžia ir buvo apie pilietiškumą. Nes patriotizmas yra, matot kas, patriotizmas šiandien patriotė, rytoj iškris sniegas, jau biškį aš mažiau patriotė, pradės dirbti šlapdriba, tai jau mano tas patriotizmas, Iš viso jau išeina jisai lieka geriau tada ant sofos sėdėti. Tai kalbėkime labiau apie pilietiškumą, kad mes turim ugdyti jaunus žmones, kurie būtų pilietiški, kurie suprastų, Mhm. kas tai yra mano valstybė, kodėl aš turiu būti toks ir nenoks ir kokios yra mano pareigos. Nes kai aš patriotas, tai žinot, nu, aš va pamojavau, Sveiki, aš lietuvė. jo, aš marškinius pasiplėšiau, prie laužų pastovėjau, jeigu netingėjau ateiti ir viskas to baigėsi. O pilietiškumas, aš manau, kad mes ugdom, bent jau dabar pradėjom ugdyti tikrai pakankamai Mhm. pilietiškus žmones, kurie supranta, kad pilietiškumas tai yra pakelti šiukšlę nuo žemės, Taip. pavalyti kažką, praleisti kažką pro duris, skurti gerą ir jaukią atmosferą mums visiems. Ir sakau, man atrodo, mes būkim mažiau romantiškai patriotiški, o Mhm. daugiau pilietiški. Daugiau pilietiški. Aš dar norėjau paklausti jūs, kai sakėt, kad negalima kalbėti apie karą, čia vėl truputėlį aš miksuoju tas temas su moksleiviais ir studentais, bet pilietiškumas yra labai svarbus ir man atrodo, kad tas kalbėjimas apie karą Ukrainoje kaip tik truputėlį ir pastumia tą mūsų pilietiškumą, kad mes labiau norėtumėm būti pilietiški, ar ne? Kad, o kas jeigu? Ką jūs, pavyzdžiui, patartumėt ar pasakytumėt jauniem žmonėm, kurie galbūt iki dabar dar vis, kaip ir aš pirmai sakiau, nesuvokia tos grėsmės, nesuvokia, kad reikia būti pilietiškam, kad reikia būti vieningiem, kad reikia gelbėti ne tik Ukrainoje dabar žmonės, padėti jiem, aukoti galbūt, ar kaip nors tiesiog, kaip gali tai prisidėti prie to, ką patartumėt? Pirmiausia, tai vėlgi dozuoti tas baimės, tas grėsmių, nes jaunas žmogus, jisai, na, gali greitai pasakyti, man čia neįdomu, man čia ne apie mane, kaip ir partizanai, Mhm. ne apie mane, čia jau buvo, čia aš dabar gyvenu šitam rožiniam pasaulyje ir Taip. čia nebus. Bet aš sakau, manau, kad reikia ugdyti per labai paprastus dalykus. Tu pasikeiti padangas žiemą, nes tu saugai save.
Tai vat ir čia tu bent jau pasižiūrėk, ką tu darytum. Tu susikurk planą, tu paklausk tėčio ar mamos, o klausyk, vis dėlto, nu čia yra 4 metai, o ką mes darytume? Mhm. Tu nueik nusipirk turniketą. Yra žmonių mano burbule, kurie nežino, kas tas yra Mhm. kas per daiktas yra turniketas. Ir turniketas yra nebūtinai reikalingas tiktai kare Ukrainoj. Taip. Turniketas turi būti tavo automobilyje ir panašius dalykus. Ir pradėk daryti nuo mažų žingsnelių. Nereikia dabar, na, staiga imti ir tapti kažkuo. Mhm. Sakykim, visi dabar nori būti šauliais. Aš turiu vieną pažįstamą, kuris man yra pasakęs, sako: "Milda, aš o jis toks yra pilietiškas Mhm. savo šalies gyventojas. Milda, sako, man, aš negaliu būti tuo šauliu, aš, sako, pabandžiau ir tai yra taip ne mano, taip Mhm. man netinka." Puiku, bet tu turi kitas kažkokias kokybes, ta prasme, kitus įgūdžius. Ugdyk tuos įgūdžius, Taip. daryk tai, ką gali geriausia, nes kare reikia ne tik tai Karių, kurie šaudo. šaudančių, kare reikia, yra dešimtys, Taip. šimtai profesijų. Tai jeigu tu esi geras programuotojas, blemba, atsisėsk ir pagalvok, o žiūrėk, ten vyksta tokie dalykai, nu gal aš pasižiūrėsiu, pasidomėsiu tuo. Taip. Nes iš tikrųjų, aš sakau, vat, kažkas net turbūt bijo pripažinti, kad, nu, šaulystė ne jam. Nuostabu, bet tu jau žengei didžiulį žingsnį ir pripažinti, Kad tai kad yra ne tai mano. ne mano, yra didžiulis žingsnis. Tada žiūrėk, o ką tu toliau galėtum Taip. daryti? Kur tu galėtum, jeigu ateis ta diena, ką tu galėsi Kuo daryti? prisidėti Taip, gali. kuo prisidėti? Taip. Aš irgi labai nenorėčiau sėdėti apkasuose. Jeigu ateitų ta diena ir greičiausiai man nereikės sėdėti apkasuose, tai reikia pamąstyti, aha, okei, o ką aš galėčiau daryti, jeigu ateitų ta diena. Aš galiu rašyti, aš galiu kepti bandeles. Nemoku kepti bandelių. Aha, tai gal neimsiu aš dabar Taip. mokytis kepti bandelių, bet aš galiu tą daryti, galiu aną. Tai va tokio nereikia pasiduoti masiniai psichozei, kad visi bėgsim į frontą. Tikrai ne visi. O jeigu tau patinka kepti bandeles, tai tu pagalvok, žiūrėk, o ką aš daryčiau, o gal aš sugalvosiu kokį receptą Mhm. ir aš jį išmoksiu, kad jeigu ką, Aš jį moku mintinai. taip, Žodžiu, patarimas toksai būtų kiekvienam rasti, kur jie yra Taip, geri, taip, kuo jie galėtų taip. Ir prisidėti. kur tu esi geras, Taip. tap dar geresniu. Taip, kad tu galėtum būtent taip prisidėti prie tos savo šalies gerovės. Taip. Super. Bet kalbant dar apie tą prisidėjimą savo, apie aukojimus, aš žinau, kad daug žmonių atsisako aukoti, nes aš nežinau, ar čia tikrai patikima, aš nežinau, ar tikrai ten nueis, kur žada, kad nueis tie pinigai. Taip, taip. Čia man atsibodo, tarkim, mokėti už tas automatus, už dronus ar ten dar kažką. Aš žinau, kad ir jūs turite fondą Taip. būtent sukurtą Ukrainų kariams, jūsų kariams, Taip. kuriais mano vyrai. Gal jūs galėtumėte truputėlį daugiau trumpai papasakoti apie tai? Labai legit bijoti, kad tavo pinigai nueis ne ten. Mes turim įvairiausių istorijų ir tos istorijos yra nebūtinai visos labai gražios. Tai mano visuomet patarimas yra: susirask žmogų, kuriuo tu tikrai pasitiki. Į 4 metus jau kristalizavosi labai daugybė dalykų. Ir sakykim, taip būna, kad manęs žmonės paklausia, va ten ir ten manęs paklausė tie ir tie, na, gal kariai, gal žmonės iš Ukrainos, ir sako, man toks vat jausmas viduj, kad kažkaip ne taip. Aš pasiskaitau, žiūriu, kad, nu, sakau, žinai, ir man toks jausmas, kad, nu, kažkas ne taip. Tiesiog, na, nebijokit pasidomėti, nes čia vėlgi viskas apie pasidomėjimą. Tai yra jūsų pinigai ir pasidomėkit, kur jie eina. Turim didesnių organizacijų, turim mažesnių organizacijų. Visos yra
kuo organizacija yra skaidresnė, tuo, na, patikimesnė. Tai čia, bet domėtis turit jūs patys, už jus niekas Taip. nepasidomės. Ir jūsų fondas yra būtent skirtas, kad aš teisingai pasakiau, jūsų vyro. Taip, mano fondas yra skirtas mano karių, mano vyrų poreikiams. Tai nėra dronai, tai nėra technika ar dar Mhm. kažkas, tai yra mažesni ar didesni jų poreikiai. Taip. Jie serga, tai yra skirta jų sveikatai, jų psichologiniams dalykams, jų galiausiai, na, tarkim, vat šiemet mes padėjom vienam kariui su dukters operacija, Mhm. kuris labai labai stiprus, labai labai ištikimas karys, ir tą darėm sąmoningai, nes tai labai duoda gerą moralę kitiems Taip. kariams, kad Mes jeigu visi tavo kartu. taip, kad jeigu tavo dukrai ištiks kažkas, kad padės, ir aukojo. Man labai gražu buvo, kad aukojo mano pažįstami kariai, lietuviai tam kariui. Mhm. Tai toks, nu, toks labai bendrystės, geras, gražus bendrystės jausmas. Bet būtinai pasidomėkit, kur Taip. nueina. Taip. Labai, labai graži iniciatyva ir apskritai, man atrodo, tokio patikimumą tikrai duoda tai, kai mes, va, jūsų fondas ar ne, būtent jūsų kariam, ir tu automatiškai matai tikrai, kur yra tie tavo pinigai įdėti. Tai puikus patarimas pasidomėti, Taip, kur skiria. taip. Yra natūralu, kad tu bijai, kad ne ten nueis pinigai. Žinoma, žinoma. Natūralu. Ir tai Taip. nei gėda, nei dar kažkas. Tu rūpiniesi savo pinigais, nes Savo geriau, investicijom. taip, geriau pasirūpinti dabar, negu paskui sakyti, ai, viskas čia vis tiek ne ten nueina ir aš spjaunu į viską. Nebeaukosiu dėl to, nes Taip, čia nesąmonės taip. visokios. Taip. Iš tikrųjų, vien per šitą pokalbį aš tiek genialių patarimų išgirdau tiek visam jaunimui, tiek visai Lietuvai, tiek pati savo, kur matau, kur aš galėčiau savo gyvenimą pritaikyti. Tai galiu pasakyti, tikrai jaučiuosi, kad esate ir dėstytoja. Toks galbūt, ar nori, ar nenori jūs tos patarimus dalyjate ir tos savo patirtimi tokia dalinatės. Tikrai jaučiuosi tai. Tai aš dar norėčiau paklausyti tokio vieno klausimo. Toksai galbūt tai gausis ir yra apibendrinantis, galbūt ir ne visai, gal dar kažkur išvesi naujus laukus, į naujas kryptis. Kaip dabar siūlytumėt visiems, tiek žurnalistam, tiek socialiniam tinklam, žinių portalam ir taip toliau, va jūsų asmeninė nuomonė, kaip bendrauti su ta publika, su mūsų Lietuva, lietuviais, kad jie nebijotų, jie norėtų prisidėti, jie paskatintų pilietiškumą. Žodžiu, toksai, kokios turėtų dar tos būti žinutės, ar viskas jau yra pasakyta, visi būdai ištestuoti, ar dar jūsų nuomonė yra kažkas, kaip mes galime bendrauti su Lietuva. Pristabdykit, nespaminkit, nešiukšlinkit, netriukšmaukit ir prisimkit atsakomybę už tai, Mhm. ką jūs skelbiat, nes to triukšmo mes gyvenam tame beprotiškame triukšme, ir jau tam triukšme ir tam spame, tose šiukšlėse jau nebeįmanoma atsirinkti. Taip. Ir aš siūlyčiau galbūt mažiau, mes tikrai, vėlgi grįšiu prie to pačio, mes turim puikių apžvalgininkų, kurie duoda ypatingai kokybišką informaciją. Galbūt ne kiekvienam reikia būti tuo ekspertu, Mhm. nes nuo tų ekspertų jau, na, darosi kartais Negera. negera. Tai Bloga galbūt netgi. ne kiekvienam verta būti ekspertu, galbūt tu, nu, sustok, įsivertink, ar tau tikrai reikia dar prisidėti. Ant viršaus dar dėti Taip, dar informacijos to ir dar ir triukšmo, dar. dar to, nes mes skęstam tam informaciniam vandenyne ir jau tiesiog, na, net ir man kartais būna, turbūt žodis atgrasu bus labai Taip. labai tinkamas. Tai kiekvienas įsivertinkim, ar aš būtinai turiu šiandien pakomentuot, o gal geriau eisiu, sukasiu daržą ar Taip. Žodžiu, ar verta tikrai apsišluosiu čia eiti namus. ir dar Taip. mesti tuos akmenis po ratais, dar mesti, Taip, dar taip, mesti, taip, dar mesti. taip, nes mes tą turim, mes esam tokie kaip
mums kaip dozės reikia, Taip. kaip narkomanui, man reikia triukšmo, man reikia kažkokio skandalo, man reikia dar kažko. Na, ne viskas iš tikrųjų vyksta taip. Trupučiuką nurimkim, va tada ir gatvėse mes būsim Taip. ramesni, ir parduotuvėse mandagesni ir ramesni. Ir tą pačią informaciją priimsim visai Tikrai kitaip, kai taip. jos yra mažiau, Tikrai bet jinai taip. tokia turininga ir Tikrai prasminga. taip. Ir kokybiška. Ir kokybiška. Taip, nuostabu. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Wow, iš tikrųjų, aš šiaip dar milijoną klausimų turiu, bet mes į laiką nelabai telpom. Aš tikiu, kad aš arba antrą seriją darysim partiu, arba antrą seriją, jeigu režisieriai leis, arba mes dar pakalbėsime tikrai už užkursių, bet kad taip nepabaigti visko su iš tiesų sunkia tokia informacija, nes tai yra sunki tema, apie kurią reikia šnekėti. Turiu tokį mini žaidimuką. Toks lengvas, neišsigaskim, lengvas. Ar žino žaidimą Green Flag, Red Flag? Maždaug gerai arba negerai? Nu, sakykime, įsivaizduokim. Įsivaizduojam, ar ne? Tai aš turiu tokią kortelę. Tu jau sekundėlę. O jėtus. Mes padarėme panašų žaidimą kaip Green Flag, Red Flag, bet tai yra linksmas Atlantas arba liūdnas Atlantas. Ar Atlantas pritarė, ar jisai nepritarė? Tai čia yra jum, kur su X ten nepritarė Atlantas mūsų. Čia jisai neliūdnas, jisai labai grėsmingas. Grėsmingas, taip, iš tiesų. O mėlynai pusėje jisai yra negrėsmingas, kaip ir linksmas, pritarantis, žodžiu, Atlantukas mūsų mielas. Ir aš pasakysiu teiginį. Ir pagal tą teiginį jūs turit nuspręsti, ar jūs jam sutinkat ar nesutinkat. Ar Atlantas sutinka teiginį, ar nesutinka. Gerai? Bandom. Gerai. Žmogus sako, kad po 2 metų nustojo aukoti Ukrainai, nes karas jau tapo rutina ir yra visur, o jo dėmesys persikėlė į kitas temas. Nesutinka Atlantas. Kodėl? 1 žodžiu, 2 žodžiais. Karas dar tęsis ilgai. Taip. Nesąmonė žodžiu šneka. Gerai. Asmuo teigia, kad tik tie, kurie dirba su misija, gali būti laimingi, o tiesiog dirbantis dėl atlyginimo yra nuobodus. Čia dabar. Nesąmonė. Visiškai. Aš dabar truputėlį dar apie universitetą, vis tiek dėstytojai esate. Aš privalau tai padaryti. Studentas siunčia elektroninį laišką dėstytojui vidury nakties ir tikisi atsakymo per 15 minučių. Tiek supyko, kad tai sulaužys mūsų kortelę. Aš tai manau, kad viskas čia yra gerai. Tai ta prasme, tai naktis tai dar normaliai. Niekas čia nemiega tokiu metu, dar galima atsakyti. Žinoma. Taigi dėstytojas 24/7 turi būti, pasiruošęs darbui. Gerai, apie studentą, kuris norėtų kaip ir į žurnalistiką eiti, bet sako, kad jis labiau nori išmokti daryti video ar podcastus tokio tipo, nei rašyti tradicinius esė, straipsnius ar tokias nesąmonės, nes tai atspindi šiuolaikinį pasaulį. Sakyčiau, pirmiausia, išmok rašyti labai gerai nesąmonės, o tada jau eik į ten, kur jo į misijas ir tada nereiks dirbti už atlyginimus ir panašiai. Va, labai geras pasakymas, man atrodo. Tada darai, ką tu nori jau daryti, ar ne? Ir tokį paskutinį. Kadangi šiais laikais visur yra dirbtinis intelektas, visi studentai jį naudoja ir nestudentai irgi tikiu, kad jį naudoja, tai naudoti AI rašant naujienas. Straipsnius. Aš galvoju apie studentus, tai aš jau. Ne, aš jau taip vienareikšmiškai ne. Tarkim, jūs kaip karo žurnalistė, ar rašytumėt, tarkim, savo kažkokį tai straipsnį, pasisakymą su AI? 50-50. Ne, greičiausiai ne, nes, ta prasme, mano vis tiek yra tie straipsniai yra biški kitokie. Aš labai bijau, mes be AI-jaus, aišku, nei žingsnio, bet aš labai bijau, kad ta prasme, kad tas nuveda į didžiulę nekokybę tų žmonių, kurie ir šiaip nelinkę persidirbti. Taip. Tie, kurie yra atsakingi, kurie moka dirbti, kurie valdo savo amatą, yra įvaldę, tai taip. O tie, kurie, na, šiaip ant durniaus greitai aš čia padarysiu, jie gali tapti tokia nesmagiai ir gal net nemenka grėsme. Supratau.
Na gerai, paskutinė tokia tikrai paprastutė. Jis biškį Jau palinko. sunku Atlantui darosi. Jo, jo. Sunku Atlantui darosi. Čia dabar galioja ir jum, kaip dėstytojai, ir studentui. Kartą į savaitę praleisti paskaitą, nes tiesiog norėjusi pailsėti, pamiegoti, pažiūrėti serialą ar tiesiog skirti laiko savo. Kartą į savaitę. Bet jeigu ta paskaita tik kiekvieną kartą... Kartą į savaitę praleisti bet kokią Bet paskaitą, kokią vieną paskaitą. Va, aukso žodžiai. Taip, nuostabu, ačiū labai už žaidimą, žaidimas baigėsi, buvo Ačiū labai jums. smagu išgirsti visus šiuos atsakymus. Dar kartelį, ačiū už pokalbį, jisai buvo be galo informatyvus ir man buvo be galo didelė garbė pamatyti ir pažvelgti pro tas jūsų akis, atrodo šiek tiek daugiau, ko aš anksčiau nežinojau. Ačiū ir jum, mėly klausytojai, kad buvote su mumis Atlantų balkono podcaste, kurį galite stebėti ne tik tai YouTube, bet ir Spotify'aus platformose. Nepamirškite, mūsų miela Milda turi ir fondą skirtą būtent Ukrainai ir jos kariams. Ir apie tai daugiau informacijos bus būtent šio video aprašyme, tai būtinai pasižiūrėkite, perskaitykite ir kviečiu jūs visus paaukoti bent po porą eurų, nuo kurių tikrai nenukentės nei vienas iš jūsų. Tai aš tikrai labai dėkočiau ir labai kvieščiau aukoti Mildos Matulaitytės paramos fondui. Tas fondas yra skirtas, kaip mes jau kalbėjome ne vieną kartą, tas fondas yra skirtas būtent mano vyrams, mano pulko vyrams. Tai jeigu jums atrodo, kad tai yra mažai, aš tiesiog trumpai galbūt paaiškinsiu, kad tame pulke yra net 8 batalionai. O tai yra labai daug tūkstančių karių, tai jie visuomet yra labai dėkingi už bet kokią pagalbą ir bet ta pagalba, jinai nenueina kažkur, jinai neišsisklaido visatoje, jinai nueina konkretiems žmonėms, kurie šiandien tikrai kovoja labai sunkią kovą. Ačiū Jums už tai. Taip, ir kadangi tai yra kalėdų laikotarpis, švenčių laikotarpis, gerumo ir dovanojimo vieni kitiems, ne tik gėri, bet ir save patį, tikrai kviečiu visus paaukoti ir Mildos Matulaitytės fondui, būtent jos vyrams. Skleiskime gerumą vieni kitiems, nebūkite abejingi ir susitiksime kitose Atlantų balkono podcastuose. Ačiū Jums, mėlyje. Ačiū Jums.